Ką daryti, jeigu nekelia atlygio darbe ir kaip pakelti? Tai uždaviau tokį klausimą čia Facebook'e ir atsakinėsiu kiekvienam iš jūsų. Ačiū už jūsų atsakymus, jūs kaip ir atsakėt, bet aš norėsiu šiek tiek pareflektuoti ir pasakyti savo nuomonę. Tai sako, tapti tokiu, kuris prideda tiek vertės, jog tampa nenuneigiamas. Jeigu vis tiek nekelia tau, reiškia ne ten dirba, reiškia eiti ten, kur vertina. Tai numeris 1, tikrai kurti vertę įmonėje, faktas. Tai, sako, nepakeičiamų nėra, bet yra tokie, kur sunkiau pakeičiami teisingai. Ir dabar, aišku, dirbtinis intelektas daug ką keičia iš mūsų ir tikrai gali būti, kad pakeisti labai nesmagi mintis, jeigu neįvaldysi to arba tiesiog kažko nepakeisi, nespėsi, bet, gyvenimas vyksta, pasaulis nestovi, prisitaikysim teisingai. Tai jeigu tikrai ten tas nevertina, tai vis laik verta pakeisti. Tikrai verta pakeisti darbą, net jeigu tu ten esi prisirišęs ir tau yra sunku. Ką tu manai, pakomentuok.